Mokytoja Gražina Jonelio namų darbų sąsiuvinį ir atiduodama sako: Joneli, pasakyk sąžiningai, ar tavo tėvui kas nors padeda? Atsidau, sakau, mokytoja Gražina. Gražina. Ne. Gerai. Supratau. Visą vasarą dirbęs 12-okas Nojus į klausimą, kaip praleidai vasarą, te atsakė: tai vasarą mane praleido. Geras. Du dėstytojai kalbasi koridoriuje universiteto. Na, jei aš kam nors parašysiu 6, mane visa studentų grupė ant rankų nešios. Sako, o mane visa studentų grupė nešios, jei aš kam nors parašysiu 4. Prieina dekanas vyrai, sako, pastraukit, turbūt, žinot, jei aš jūs abudu atleisiu, mane ant rankų nešios visas fakultetas. Jo, logiška. Tingus 6-okas Audrius eidavo tik į pertraukas. Geras. Čia panašiai kaip skambinom šiandien su gimtadienį. Bičias jo, 12-okas dar. 9, sako, jau lėkiu. 2 langai kažkokie jam ten tipo dar. Tuoj, džekuzė apsplaunu. Džekuzė truputėlį. Sako, eisiu į pertrauką, ant ilgosios spėsiu. Geras. Ok. Viską, ko negalima rasti Google, galima rasti moteriško rankiniai. Geras. O, sorry, šio beilės. Viskas tvarkoja, viskas gerai. Jeigu geras, gali lyst beilės. 2 moteris, reiškia, kalbasi telefonu. Nu, sako, ką tavo vyras dabar veikia? Lovoje guli. 37,5. O, geras, sako, pavydžiu tokia vyra tau. Jeigu geras, gali lysti beilės. Tu buvai pranašingas. Labai paprastas patarimas. Yra klausimas. Sako, mūsų katinas yra, reiškia, vagis baisus. Jis bet kokius mūsų mėsos gaminius vagia iš visur. Nuo sumuštinio dešrą nuvalgo, jeigu ant spintelės kažką palikė suėda. Atidaro pats šaldytuvą rupūžę. Tai ir vištiena, ir kiauliena viską ėda. Ką mums daryti? Beje, kaip padėti nenaudojant prievartos ir agresijos. Paprasčiausias dalykas, patarimas, tapkit vegetarais. Tai geriausia, kas gali būti. Okay, nu ir dar vienas apie namų buhalteriją. Simas per mėnesį uždirba 3,000 litų, o jo žmona Lina per mėnesį išleidžia 5,000 litų. Nu ir klausimas, įdomu, ar Simas nujaučia apie Jono egzistavimą. Pabaigai, turi dar? Aš 2 pabaigai. Kalk. Sakom, blembački, su žmona buvo, sako, tokia problematika, reiškia, užkniso ją, kad jis sėdi namuose visą laiką. Dabar, sako, situacija pasikeitė. Dabar jį jau nebe namų šeimininkė, sako. O kas? Nu tai kas? House managerė. Ir dar vienas pabaigai. Sako, pavalgiau kažką saldaus, gyvenimas nuostabus. Užgėriau pusiau saldaus, dar nuostabesnis.